Yra metro, kuris pravažiuoja pro pastato vidų. Žemėlapis Chonchine visiškai išprotėja. Ir iš tikrųjų, jei pažiūrėsite, pastatai taip pat sujungti tiltais. Ką tik radau savo kinų šeimą. Visi su gab džemperiais. Ne, tai neįtikėtina. Yra klinika nuo viduriavimo. Eini gatve ir pro šalį praeina paguldytas žmogus. Tai dar keisčiau, nei aš maniau. Ką tik radau vieną iš gatvės TikToker vartotojų. Sveiki atvykę į dar vieną kurmis aplink pasaulį skyrių. Šiandien aplankysime Chonginą, beprotiškiausią Kinijos miestą. Pradėsiu vaizdo įrašą, rodydamas jums kambarį, kuriame apsistoju, nes jis nuostabus. Pažiūrėk, kas tai yra. Aš esu Kinijos imperatorius Olis. Ne. Staliukas, ten televizorius. Na, čia mane girdisi į lauką, o lango neturiu. Mano vienintelis langas išeina į viešbučio koridorių. Na, čia privatus vonios kambarys, dušas. Visai neblogai. Moku $15 už naktį. Maždaug tokia vidutinė kaina šalies viduje – $15. Šanchajuje mokėjau tuos pačius $15, bet tai buvo bendras kambarys su 8 žmonėmis. O čia kurmis imperatorius vienas. Oi, palauk. Man vis dar skauda šonkaulius nuo smūgio, kurį gavau ankstesnėme vaizdo įraše. Jei jo nematėte, po šito galite pažiūrėti, kad suprastumėte, kodėl man nepatogu. Čia yra gatvė, kurioje yra mano hostelis, o ten viršuje važiuoja metro, kuris yra monorėlis. Iš tikrųjų, kas pradeda atrodyti labai keista. Čia nėra nė vienos įprastos gatvės, čia neegzistuoja kampai. Pavyzdžiui, jei noriu nueiti į kitą gatvę. Ten už kvartalo neturiu kaip nueiti, nebent pasinaudočiau šio liftu, kurį pamatysite. Lipkime aukštyn. Pirmas. Štai ką tik pakilome į pirmą aukštą. Jau galime pasigrožėti nuostabių Chonchino miesto vaizdų iš čia. Štai ten yra metro stotis, o mes tęsime savo nuotykius. Pasuksime čia, įeisime ir eisime šiuo koridoriumi. Yra eskalatorius, kuris mus nuves dar aukščiau miesto link. Bet jei ne, ten yra kalno gabalas. Tai yra kalno uolos gabalas, kuris buvo pertvarkytas taip, kad čia veiktų metro stotis ir būtų laiptai, kuriais galima nueiti nuo pakrantės į likusią miesto dalį. Kylame šiais laiptais čia, manau, lengvai bus kokie 100 metrų. Nenoriu perdėti, aukštyn. Čia mergina ką tik man parodė, kur eiti. Kur yra išėjimas. Čia jei tavęs nepalydi, tau galas. Ir toliau kylame, žiūrėkite, eskalatoriai, liftas, eskalatorius, laiptai, eskalatoriai ir išeiname į gatvę, paprastą gatvę. Pamatysime kvapą gniaužiančią panoramą. Pažiūrėkite į visus tuos pastatus. Oho, ne, čia visiška beprotybė. Viską, ką užlipome, matosi. Štai čia yra metro linija, stotis, čia tiltas, kuris kerta į kitą Jalin upės pusę ir likusi miesto dalis aname krante. Dabar turiu prisiminti, kad čia yra, sakykime, gatvė, kuri veda mane į mano hostelį. Nėra kito būdo nueiti, nėra tikros gatvės. Kaip važiuoja automobiliai? Na, jie turi visą tunelių ir greitkelių sistemą, kad galėtų tai padaryti. Galėtume sakyti, kad yra apie 100 metrų tiesia linija nuo ten, kur esu, iki mano hostelio, kuris yra ten apačioje. Jei norėčiau tai padaryti automobiliu, tektų apvažiuoti 20 kvartalų. Nežinau, bet žemėlapis rodo, kad esu už 17 kvartalų nuo savo hostelio, kuris yra ten apačioje. Atrodo, būtų automobilių ir motociklų bei pėsčiųjų pasaulis. Jei klausite savęs, ką čia veikia visi šie žmonės, atsakymas yra toks. Jie laukia metro, kuris važiuoja būtent ten viršuje ir įvažiuoja į tą pastatą. Taip, ponas ir ponai, yra metro, kuris važiuoja per pastato vidų. Matyt, kai projektavo tinklą, kalbame apie 2004 metus, jie nutiesė liniją čia ir pasakė,
Opa, viduryje turime pastatą. Galvojo, ne, perkelsime bėgius labiau čia, ne, padarysime aukščiau, nes pažiūrėkite, kokio aukščio reikia pasiekti. Ir tada pasakė, tiek to praveskime per pastato vidų ir palikime taip. Ir taip ir liko. Ir tai ne tik įspūdingas inžinerinis kūrinys, bet ir patraukliausia miesto vieta. Susirenka daugybė žmonių vien tam, kad palauktų metro ir pamatytų, kaip jis įvažiuoja į pastatą, o aplink tai susikūrė visas verslas. Yra tas, kuris tau padaro nuotrauką su pravažiuojančiu metro, parduoda meškiuko ar pandos rankinukus, siūlo kaselės. Yra ta, kuri parduoda ananasus, kita tanjuln, o čia kinai pardavinėja smulkmenas, kurios visai nesusijusios. Nežinau, kodėl tau neparduoda žaislinio traukinuko važiuojančio į pastatą. Jie parduoda viską, kas nesusijęs su tuo, pamatyti traukinį įvažiuojantį į pastatą. Dabar įsivaizduoju tą namo bendrijos susirinkimą tame pastate, kai atėjo tie iš metro ir pasakė, išpirksime nuo 6 iki 8 aukšto, kad traukinys galėtų pravažiuoti pro vidų. Galvoj, kad juokauju, manau, kad Buenos Airėse turėtume padaryti tą patį 9 de Julio gatvėje, C linijoje, pastatyti monorailą ir leisti jam pravažiuoti per vidų. Iš viešųjų darbų ministerijos atėjo keli socialinės plėtros žmonės, kad įlįstų pro ten ir pravažiuotų. Turistus surinktume be sustojimo. Tai būtų drėgna svajonė Pampitos vyro. Tie skylutės, kurias matote ten viršuje, yra ne kas kita, o metro stotis. Ir jie sako, kad garsas neva yra izoliuotas, kad tie, kurie gyvena viršuje esančiuose būtuose, nejaučia, kai pravažiuoja traukinys. Iš tikrųjų nežinau, reikėtų užeiti ir išbandyti. Netgi žmonės atvyksta su ekskursijomis pažiūrėti šio pastato. Ir visi eina prie metro įėjimo, bet niekas neateina prie išėjimo, kuris yra čia. Asmo, kuris ką tik įėjo į stotį, dabar turės išeiti pro čia. O pažiūrėkite į šią vietą, jos palapinėje yra traukinio formacija. Iš tikrųjų jis eina į šias vietas, nes jų yra kelios. Ir mes kaip tik įeisime į metro stotį. Labai Plaza Once stiliaus. O štai fone liftas, kuris neva nuveža į metro stotį. Pažiūrėkime visus šios žmonės ir tada mes į tai įsitrauksime. Sveiki, klaustrofobija yra keli aukštai. Kadangi prieš pasiekiant stotį viduryje yra kelios parduotuvės, yra kritimas. Gal leisimės žemyn, ar mes su tuo pražūsime? Pažiūrėkime. Nagi, daugiau nebegaliu pakęsti šios katastrofos. Mačiau, kad mes paskutiniai priėjome prie dingusio. O, žiūrėk čia. Iš čia galite pamatyti pro šalį pravažiuojantį metro. Ir šioje vietoje nėra nei vieno. Štai visi laukia, kad pamatytų pravažiuojantį traukinį, o mes galime jį matyti tiesioginė prasme. Traukinys pravažiuos mums virš galvos. Reikia pasakyti, kad būnant tiesiogiai apačioje beveik nesigirdi triukšmo, nors langas atidarytas ir visiškai niekas nevibruoja. Taigi labai tikėtina, kad izoliacija, kurią turi viršuje esantys būtai, yra tikrai gera. Dabar beprotiška čia būti, gerti kavą ir stebėti, kaip po jais pravažiuoja traukiniai. Koks grožis! Einu aukštyn, nes stotis yra čia, viršuje. Žinoma, reikia lipti kitais, oficialesniais laiptais, bet iš čia pateksite į įmonę, kuri jungiasi su stotimi. Dabar esame Litip stoties viduje, tarp 6 ir 8 aukštų. Įsivaizduoju, tie, kurie čia gyveno, ateina iš šios stoties metro ir sako, aš esu savo namuose. Tipo, čia buvo mano svetainė, čia buvo mano virtuvė, čia buvo mano kambarys, o dabar čia važiuos ne kas kitas, o metro, o tos langų pusės ten turi duris tiesiai į jį. Tai kaip parduoda namą su vaizdu į metro.
Man atrodo, pataikiau į piko valandą. Nežinau, ar visada taip būna, bet dabar tikrai pilna žmonių. Matau save merginos telefono ekrane. O ne, žmogau, įlipau į kitą pusę. Suklydame kryptimi, bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Pažiūrėkite, koks vaizdas iš šios stoties, kažkas neįtikėtino. O šio traukinio maršrutas, einantis palei Čelim upės krantą, yra tikras reginys. Šio miesto metro yra įspūdingas. Jis pradėjo veikti 2005 metais ir šiandien turi iš viso 11 linijų, 304 stotis ir driekėsi 523 km per visą miestą. Galėtum ramiai praleisti visą dieną važinėdamas visomis metro linijomis, 2 iš jų yra monoraižiai. Galbūt klausėte savęs, kiek kainuoja metro Čomčine? Na, tai priklauso nuo to, kiek toli keliausite. Minimali suma yra 3 juaniai, o maksimali 7. Na. Argentinietis. Štai tas draugas, kuris atėjo manęs paklausti, ar man nešalta, tai metro apsaugos darbuotojas. Žiūrėk, yra ir metro bėgiai, kurie eina per kitą pastatą. Tačiau ši dalis čia yra daug mažiau turistinė nei labiausiai matoma Lisip stotyje. Jis iš tikrųjų išeina iš tunelio kalne ir patenka į šio pastato pagrindą, o iš ten išeina link pakrantės. Kas čia per vaisius, kurį visur pardavinėja? Jis bandys važiuoti autobusu. Na, pabandykime taip, be plovimo, be nieko. Žiūrint iš gatvės, atrodo kaip vyšninis pomidoras. Pažiūrėkime. Tai skanu. Ne. Skonio sprogimas burnoje. Niekada gyvenime nieko panašaus nesu ragavęs. Negaliu jums to apibūdinti, nes tai nesulyginama su niekuo. Nesuprantu, kaip pragyvenęs 3 metus Kinijoje niekada neparagavau šio vaisiaus. Tai skanu. Duok viską. Ne, žiūrėk, aš noriu, kad nieko nevalgyčiau, kad šis nuostabus skonis liktų burnoje. Primeni man, kai paliečiau Harley Garcą ir nebenorėjau plauti rankų. Manau, kad tai viena keisčiausių vietų visame Čončine. Ne tik todėl, kad eini ir pro tave praeina žmogus, kuris, tikiuosi, yra gydomas ligoninėje, o ne dar blogesnės būklės. Dabar lipsime šiais laiptais, kurie mus nuves į savotišką aikštę, jei taip galima pasakyti. Kad matytumėte, štai čia yra gatvė, čia įėjimas į metro stotį. Mes pajudėsime šiek tiek toliau ir eisime visą šią esplanadą. Rasime tiltą ir pažvelgsime žemyn. Opa, bulver. Yra gatvė, yra vieškelis ir štai mes esame tokiame aukštyje. Ir jums turbūt įdomu, kuriame tiksliai aukšte mes esame, kaip ten parašyta 22. Ar netiki manimi, užeikime ir pažiūrėkime. Tiesiog važiuokime liftu. Čia parašyta nuo 22 aukšto iki -3. Bumas. 1 aukštas. Ir štai mes pasiekėme 1 aukštą ir žiūrėk, nusileidžiame 22 aukštus žemyn ir vėl atsidūrėme gatvėje. Žiūrėk, štai ir pastatas. Pažiūrėkime. Keisčiausia, kad mes esame čia, gatvėje, ir kad šis pastatas, jo 22 aukštas, tiltais sujungtas su terasa, iš kurios atsiveria vaizdas į gatvę. Tai beprotybė. Štai viena iš gatvių, jei nemoki pajudėti į kalnėje, Čomčinge tau galas. Ir esmė ta, kad ta gatve pėstieji negali užlipti. Vienintelis būdas mums pereiti be transporto priemonės – eiti per pastatus. Tai yra, jei noriu iš čia nueiti į gatvę, turiu lipti liftu į 22 aukštą, pereiti tiltą, pereiti tą aikštelę ir išeiti kitoje pusėje. Ir tada klausiu savęs, kaip pavyzdžiui, pasiekti tą kampą ten. Žemėlapis Čomčinge tiesiog išprotėja.
Ir iš tikrųjų, jei pažiūrėsite, pastatai taip pat sujungti tiltais. Žiūrėkite, ten yra vienas, kuris jungia su kitu, nes kitaip negalėtum pereiti iš vienos gatvės į kitą. Ta prasme, tu nueini ten, pakyli į tam tikrą aukštą. Pereini į kitą pusę ir tada gali pereiti iš gatvės į gatvę, va. Tau tiesiog sprogsta galva. Ne, tai neįtikėtina. Yra klinika nuo viduriavimo. Aš ką tik suvalgiau vaisių nenusiplovęs rankų. Labai keista, kad viskas taip specializuota. Kas čia vyksta? Tai yra vos už 20 metrų nuo viduriavimo klinikos. Jam turbūt pasakė, turite atnešti išmatų mėginį. Jis atnešė visą klozetą su visų turiniu. Ne, čia dar keisčiau, nei aš maniau. Vos už kelis metrus nuo ligoninės taip pat yra mergina pardavinėjantis sklypus kapinėse. Filmavau labai atsargiai, nes jį gali supykti. Eisiu su telefonu, lyg būčiau užsiėmęs, kad galėtumėte pamatyti. Kainos svyruoja nuo 5800 iki 58 000 juanių. Milžiniškas skirtumas. 10 kartų skiriasi kaina. Kas čia vyksta? Jeigu pagalvosime, Čongčingas iki 1990-ųjų atrodė būtent taip, kaip šie pastatai, iki tol, kol tapo autonominiu miestu. Tada pradėta daug investuoti ir dabar turime šį didingą miestą, kuris gyvuoja kartu su visais tais pastatais, pastatytais dar iki Kinijos reformų ir atvėrimo laikotarpio, tai yra iki 8-ojo dešimtmečio. Žiūrėk, iš čia gali matyti tiltus 22 aukšte. Ak, mane pykina Pudža Vajomingė, nes užminiau ant pastienti ir lobą. Taip. Na, ponas man pasakė, kad norint nueiti tą gatvę, reikia nueiti į automobilių stovėjimo aikštelę, nusileisti į pirmą aukštą ir tada eiti į šią gatvę. Aš čia einu į stovėjimo aikštelę nuo pirmo aukšto, kuris gatvės lygis, bet čia rašo 8 aukštas, 22 aukštas. Kaip filme, čia gerai filmuoti. Žiūrėkit, čia tamsu. Kur liftas? O kaip su automobiliais, matot? Ai, jie važiuoja per tą takelį ten. Gerai, štai mes čia, 8 aukštas, einam. Aha, turime iki 3 aukšto. Gerai. Einam į 3. Galbūt 3 yra 1 aukštas. Ai, čia dar daugiau stovėjimo vietų. Bet aš noriu išeiti į gatvę. Nusileidau 5 aukštus ir vis dar esu aukštai. Leisiuosi laiptais, ką pamatysiu. Pakabinti drabužiai kaip namuose. Kas čia per miestas? Na, leidžiamės žemyn, iškabėlė Huko išėjimas, daugiau pakabintų drabužių. Kodėl ant balkonų, kur nėra namų, tik stovėjimo aikštelė, kabo drabužiai? Aha, štai čia. Čia yra išėjimas ir mes atsidūrėme gatvėje, kurią norėjau pamatyti, toje, kuri yra pačiame centre. Ši gatvė praktiškai neprieinama. Ir štai čia yra tikroji esmė. Nes čia yra tiltai, kuriuos anksčiau perėjome. Tai tas pastatas, į kurį per tuos tiltus patenki į 22 aukštą, o vėliau nusileidi į 1 aukštą. Bet kodėl kitoje pusėje yra gatvė? Na, todėl, kad viskas pastatyta ant kalno šlaitų. Čia galite tai aiškiai matyti. Štai čia yra kalnas. Visi šie pastatai pastatyti ant šlaito, todėl šis pastatas turi įėjimą čia. Čia yra 1 aukštas, o 11 aukšte yra terasa, kurią matėme anksčiau ir kuri leidžia mums pereiti šiuos tiltus čia. Ir būtent tai sukuria tą magiją, kad galime patekti į pastatą iš gatvės per 1 aukštą, bet taip pat galime patekti iš gatvės ir į 22 aukštą. Tai šiek tiek primena Lugano 1 ir 2, tik su kiniškomis ypatybėmis. O ir tame pastate, kurio leidomės žemyn, 1 aukšte yra policijos nuovada. Todėl ten ir buvo pakabinti drabužiai, tai buvo uniformos. Akivaizdu, kad Čongčine matrica sugeba. Tikiuosi, kad vėliau vėl taps liftu. Nors ta moteris ir vyras, kylantis aukštyn, man daug vilčių nesuteikia. Įsivaizduokite, kad daugelis miesto gatvių atrodo būtent taip. Štai čia tie, kurie gyvena šiuose pastatuose, turi įeiti pro ten.
Ir LT brek time lygų 0 valandos 5 minutės S ir GT. Žiūrėkite, čia yra kai kurių namų durys. Aš čia vaikštau, bet klausykit, girdisi triukšmas. Višta. Nustebčiau, jei tarp šitų augalų nesigirdėtų vištos kudakavimų. Be to, jie visus drabužius palieka lauke ir vis tiek atrodo labai savotiškai. Kasgi čia pavogs tuos kelnes? Štai ateina moteris su maišais, kaip ir kiekvieną dieną. Vargšė, nueini apsipirkti, kažką pamiršti ir vėl reikia leistis 200 metrų žemyn. Kaip aš iš čia išeisiu? Nežinau, be žemėlapio iš čia gyvas neišeisi. Ir dar Google Maps veikia kaip nori, nes jį turi naudoti su VPN, kadangi Google Kinijos tinkluose neleidžiamas ir neveikia labai gerai, todėl turi naudoti P-Maps, kuris yra kinų kalba. Čia yra batsiuvys, bet jo nėra. Paliko visus savo daiktus. Gal išėjo? Man patinka, kad vyresni žmonės kasdien lipa aukštyn, jiems nėra kito pasirinkimo. Bet kokios stiprios kojos tikrai. Ir čia, pasibaigus laiptams, atsiranda gatvė. Oho, išėjome į nuostabų parką. Dabar esame Honghim miesto miestelio aikštėje. Atsisėdau čia atsipalaiduoti šiame nuostabiame parke. Be to, čia turiu karšto vandens aparatą. Geriausias dalykas, koks tik gali būti. Vos parke taip pat turi karšto vandens aparatą, natūralaus vandens, gali be problemų pasidaryti matės ir atsipalaiduoti po šiuo medžiu. Hongčinas turi labai ypatingą atmosferą ir tai labai keistas miestas su visais šiais nuolydžiais, pakilimais ir nuokalnėmis. Net tai, kad čia tiek daug aukščių skirtumų ir mažai gatvių lemia, kad šis miestas yra su mažiausiu dviračių skaičiumi vienam gyventojui visoje Kinijoje. Eini gatvę ir nematai dviračių, net nėra nuomojamų ar viešųjų dviračių, kaip kituose miestuose, nes beveik niekas jų nenaudoja. Tie, kurie čia važinėja dviračiais, turi rimtus kalnų dviračius ir tokias didelės kojas. Eisiu išmesti matės ir galėčiau pažiūrėti, kiek laiko išbūtų kuprinė su išlindusią kamerą ar powerbank vienišą ant suoliuko. Po kelių akimirkų grįžau ir viskas buvo kaip buvę, nieko neatsitiko. Ir pažiūrėkite į tai ten. Jie turi lentelę, kuri rodo, kiek decibelų triukšmo yra aikštėje. Žinau, kad kai aš kalbu, rodiklė kyla aukštyn. Žiūrėkite, ką tik kalbėjau ir rodė 63. O čia, šioje aikštėje, rasime įspūdingą pastatą. Pažiūrėkite, kas ten, tai miestelio auditorija. Ši konstrukcija imituoja dangaus šventyklą Pekine, tik skirtumas tas, kad ši buvo pastatyta 1950-aisiais, o dangaus šventykla 1420-aisiais. Ką tik radau savo kinų šeimą. Visi su giapiai džemperiais, o čia draugas, visi fotografuojamės. Jaučiuosi kaip rokis, lipdamas čia aukštyn. O ne, bet pažiūrėkite, kokią auditoriją jie turi. Ir pasižiūrėkite į tą stogą, tą įspūdingą, pribloškiančią kupolą. Tai tarsi teatro fon, tik dar įspūdingesnis. Pažiūrėkite, koks jis yra. Pagal šią lentelę čia telpa apie 3300 žmonių, o aukštis iki kupolo apie 55 metrai. Tarsi tai būtų 15 aukštų pastatas. Kaip turėtų būti valant tuos langus, aš tau duosiu. Ir akustika davė, dizainas įspūdingas, sako jie. Gal pabandysime? Neatpažįstu. Ne. Man truputį gėda. Štai mes ant paskutinio padėklo vaizdą iš viršaus. Iš tikrųjų, net ir čia, jau 4. aukšte, lubos vis dar gana toli. Čia rodo, kaip auditorija taip pat buvo naudojama įvairiems partijos TM kongresams. Dabar valgysime lipnų mochi ryžį su cukrumi. Jis išima iš ten aparatu, įdeda į maišelį ir už 3 jenus duoda man 20 vienetų. Suskaičiuokime, ar tikrai yra 20, tiesa? Nežinau. Ir žiūrėkite, ten užpila karamelę. Sakiau, kad tai bus pirmas kartas, kai tai ragauju. Pažiūrėsim, kaip bus.
Labai skanu, tarsi kažkoks saldainis, bet iš ryžių tikras skanumynas. Tokio dalyko tikrai nerasite nei Argentinoje, nei kitur pasaulyje. Čongčingas buvo Kinijos sostinė per antrąjį Kinijos ir Japonijos karą nuo 1937 iki 1945 metų ir sostinę perkėlė būtent čia tam, kad būtų toliau nuo Japonijos ir miestų, kurie buvo okupuoti. Anksčiau šis miestas priklausė Sičuano provincijai, bet 1997 metais nusprendė jį paversti autonominę prefektūrą, kuri netgi pati save vadina didžiausiu pasaulio miestu, nes prie miesto gyventojų prideda dar 18 milijonų žmonių gyvenančių kaimiškose vietovėse, tad šiame megamieste būtų 30 milijonų gyventojų. Atvykau į pačią giliausią Čongčingo dalį, į Juanhoepim rajoną ir kaip galite matyti, čia didelė dalis pastatų, šaligatvių, o net ir medžių yra išpiešti grafičiais. Galima sakyti, kad jie yra intervenuoti arba kai kas mėgsta sakyti, apipaišyti. Naudokite tą terminą, kuris jums labiausiai patinka. Ir kuo šis rajonas skiriasi ne tik nuo bet kurio kito Čongčingo rajono, bet manau ir nuo bet kurio kito rajono Kinijoje, tai tuo, kad čia leidžiama piešti ant sienų. Ir jūs turbūt klausėte savęs, kodėl šioje vietovėje tiek daug meno. Būtent todėl, kad netoliese yra Sičuano meno mokykla, o jos studentai atėjo piešti ant pastatų, kad juos pagrąžintų, o vėliau šiek tiek įsismarkavo ir pradėjo grafiti ant sienų. Net tas aparatas, kuris nuomoja nešiojamų baterijų, šiame rajone neišvengė dažų. Ir tai yra tradicinis rajonas. Jau vaikinai žaidžia Machen, žaidžia Juan Portecą, matau ten. Ateik čia ir pasakyk, ar ne keista. Visa gatvė taip išgrafituota, lošimo užeiga, kur žaidžia Mahel Agent. Pažiūrėkite į jų gatves, labai įspūdinga, ar ne? Skulptūros visur, viskas išdažyta. Šitie vaikinai čia kabo ir žiūri. Žiūrėk, čia tau parduoda temperos dažus, kad galėtum jų nusipirkti ir piešti ant sienų. Tiesą sakant, tą patį reikėtų daryti ir bet kuriame kitame rajone. Žiūrėk, viskas nudažyta ir tai puiku, nes taip kuri atmosfera rajone, turistai ateina pažiūrėti, kaip viskas nudažyta ir patys turistai yra tie, kurie viską dažo. Labai daug. Manęs nestebina šios vietos menas, bet labiausiai mane stebina ir džiugina kinų gebėjimas paversti tave verslu. Yra meno universitetas, kur jie dažo visas sienas. Jūs atvyksite aplankyti ir jie jums parduos temperos dažų, kad galėtumėte nudažyti sienas. Čia aš redaguoju vaizdo įrašus, peržiūriu ir sakau, ne, kaip ši dalis blogai skambėti. Prakeiktas Filmora mano atspindys. Puikus patarimas. Jei kada nors atvyksite į Juanhoeping, nesiremkite niekur. Žiūrėkite, ką tik čia padariau nuotrauką ir dabar kenčiu pasekmes. Bent jau telefonas nesusitėtė. Čia jie kuria gyvą į meną. Štai ką 3 metų berniukas piešia ant savo namo sienos ir jie jam meta iššūkį. Ne, jis nekuria meno. Meno vardu buvo įvykdytos visos žmonijos istorijoje įvykdytos žiaurybės. Žiūrėk, štai ant šių laiptų yra Lidija ir Gonzalo. Argento. Jie negali nebūti Argentos. Kas jie galėjo būti? Kas žino? Paslaptis. O ne, bičiuli, eini koridoriais ir atsiduri šioje nuostabioje arbatinėje. Žiūrėk, kas čia yra, idiotė, aukšta vieta. Ir aš tai atradau štai taip, įsikišdamas. Kas sekas, būdu? Ar Messi buvo čia? Ir atrodo, bet ne, taip nėra. Tik kaip reklamoje, kurioje teigiama, kad jis nėra Messi, bet jis turi savotišką aurą. Patinka, nes vieta tradicinė, bet maistą užsisakyti telefonu. Kaip patekti, nežinau. O jei ateini vienas, stalai yra bendri. Šiuo atveju esame čia su draugu, kuris yra fotografas ir padarė man keletą gerų kadrų. Labai keista.
Vieta labai eklektiška, suoliukai čia labai maži, jie pritaikyti kinų kūnui. Ir nors viduje visai nešalta, visi apsirengę šiltai ir klausia manęs, ar man nešalta. O iš tikrųjų yra taip, kad Čongčingas paprastai yra labai šiltas miestas, be to čia vietose nėra šildymo, nes žiema trunka labai trumpai, o vasarą kiekvieną dieną temperatūra viršija 40 laipsnių. Man labai patinka, nes čia šildymas toks, o dar ir stogai atviri. Štai atnešė užsakymą. Ha. Taip, čia užsisakiau jazminų arbatą, o šie užkandžiai yra vietiniai, tai keptos pupelės pagardintos labai aštriu sičuano padažu. Taip pat yra saulėgrąžų sėklų, kurių, manau, čia nesuvalgysiu, tad pasiliksime vėlesniam laikui. Puodelis arbatos kainuoja 10 juanių ir, manau, gali ją papildyti iš tų termosų, kurie ten stovi. Na, pabandykime, tai tikrai labai skanu. Aštru, paragaukime jazminų arbatos. O ne, tikras skanumėlis. Man atrodo, kad tos sėklos čia nelabai reikalingos, bet ką padarysi, pasiimsiu jas su savimi. Ši arbata turi tiesiog unikalų skonį. Niekada gyvenime nesu ragavęs tokios skanios arbatos. Jei pats nusipirkčiau ingredientų, man tikrai taip neišeitų, akivaizdu. Ateina mano stalo kaimynas pasiūlyti man papildyti arbatos. Štai jie man atnešė termosą, kuris atrodo kaip tie Pipor arba Mate termosai. Jei kas nors iš jūsų turite, prašau, praneškite. Jie atrodo gana panašiai. Pažiūrėsim, kiek nenaudingai galiu patiekti čia iš šio termoso. Na, štai. Ten aš pats save tikrai nustebinu. Ir LT, brektime lygų 0 valandos 5 minutės S ir GT. Ir tai yra nuostabu. Ir man čia labai patinka, nes yra didelė žmonių įvairovė, ypač vyresnių žmonių, kurie ateina pabendrauti. Ir tai man labai primena Argentinos rajonų kavines. Ir čia tai kartojasi. Vietoj kaftom tei, vietoj bandelių jie valgo saulėgrąžų sėklas. O dabar pažiūrėsim virtuvėje panaudotą arbatą išmetamą. Pažiūrėkit, kokios didžiulės pavotos čia yra ir visi termosai atrodo kaip gesintuvai. Na, o čia yra mergina, kuri nesumokėjo ir dabar plauna indus. Pažiūrėkit į arbatinukus, kokie jie gražūs. Šitie išmau man labai patinka. Ir čia tau parduoda arbatą išsinešimui ir viską kitą. O ir apžiūrėkite šią arbatinę, atidarytą 1987 metais. Tais pačiais metais, kai gimė El Topo ir buvo išleistas Charlie Garza albumas su religinė muzika. Visi mane žiūri ir klausia, ką užsienietis čia veikia. Netikra ir Man tai yra menas. Kombinuoto ciklo šiluminė elektrinė esanti ant Janės upės kranto. Ir ten viršuje parašyta 1984. Daugiau Džordžo Orvelo būti negali. Ir čia yra kažkoks meno erdvės pavadinimu 501, panašiai kaip Pekine esanti 798. Nežinau, kodėl jie duoda tokius numerius ir ką jie reiškia. O čia atrodo kaip apleista gamykla, bet manau, kad ji renovuojama. Aš nuėjau pažiūrėti, kas čia vyksta. Bet taip, pažiūrėkite į tai. Baudo Zarpado, NSTA Kinija. Oi ne, praleidau ją vos keliomis dienomis. Gerai, jūs pamatysite vaizdo įrašą šiek tiek vėliau, bet tai įvyko tik prieš kelias dienas. Praleidau parodą. Keista.